Mano kelias, mano likimo linija nebuvo apibriešta. Jinai buvo tokia punktyrinė, tokia kažkokia, numatoma kažkokia. Nes aš blaškiausi, aš turėjau tapti menotyros magistru, ta prasme, pagal išsilavinimą aš jo ir esu. Turėjau kritikuoti parodas, ten nagrinėti dailę ir visą kitą, bet aš pasirinkau kitą kelią. Ir kai aš pradėjau tuo keliu eiti, per 2 mėnesius mano rankos linija susijungia į vientisą. O tai reiškia, kad kadangi linijos jos užgimsta galvoje žmogaus, teisingai kaip intencijos, kokio stiprumo turi žmogaus būti nuostata, kad pakeistų rankų tėkmę. Tai yra didžiulė jėga, neįmanoma jėga. Ir taip esu mačius, kai moteris, kurios buvo atėjusios pas mane su nepagydomom ligom, pas kurias maži vaikai, ir jau atrodo, tai yra visiškai beviltiška pagal mediciną, jums sako, kad tau liko ten 3 mėnesiai gyventi, o aš matau, kad ta tėkmė prasitęsia, nes jos noras užauginti vaiką yra stipresnis už ligą. Ir jinai permuša visą šitą dalyką. Tai yra tokia jėga pas žmogų yra, ketinimo energija, kuria galima apskritai viską pakeisti. Aš vieną istoriją turiu tokią trumpą, galiu pridurti, su vienu psichologu kalbėjau, kur nežinau, iš kur ta istorija kilo, tu prasme, neturiu kažkokių istorinių faktų, ar galiu paneigti, ar tai tiesa ar netiesa, bet buvo daugiau mažiau tokia istorija, kad žmogus atėjo, rado pas jį galvoje ten auglį ir žodžiu pasakė, kad tau preliminariai liko tiek, jisai plečiasi, auga tokiu greičiu ir jis sako, žinot, man nereikia jokių chemoterapijų, čia psichologas pasakoja man šitą dalyką, nereikia chemoterapijų, susikrovė daiktus, ten kažkur į kalnus išvarė pas vienuolius, nežinau, ten būti, ilsėti savo vidinės kažkokios ramybės ieškot ir būna ten metus, 2, 3, 4, 7, po 7 metų grįžta, žiūri, ten kaip ir to auglio net nebėra, tokie kažkokie mistiniai dalykai atrodo įvyksta. Tai net ne mistinė istorija, tai iš tikrųjų žmogus, kaip mes jau šnekėjom, jisai turi dievišką prigimtį, tą dievišką kibirkštį ir jeigu jis į ją atsisuka, jisai gali labai daug ko padaryti, nes viską daro mūsų netikėjimas tuo, kad mes galim. Jeigu tu nepasitiki, jeigu tu bijai, tai bus taip, kaip tu bijai. Jeigu tu daugiau nori negu bijai, tai bus taip, kaip tu nori. Ir su tuo labai daug dalykų susiję. Žmogus turi didžiulį resursą pakeisti visą savo gyvenimą, bet kiek iš mūsų tai daro? Pasiduoda, depresuoja, ten daužo galvą į sieną, sako, kad nieko čia nebus ten nei meilės, nei ten, o jeigu virš 30, tai čia jau viskas, jau čia nieko nebus. Ir aš esu turėjus tokį atvejį, moteris 60 metų buvo, aš ant rankos matau, kad jinai dar ištekės, skyrėsi skausmingai su vyru, žodžiu, daug skausmo, daug nusivylimų, moteris labai išsilavinus, gana skeptiška. Aš tiesiog sakau, kad, žinai, bet tu dar, nežinau kaip, bet tu dar ištekėsi. Pasijuokė mane veidą, sakau, gerai, Lara, tikiu, aha. Ir aš ją sutikau po kelių metų, jinai tiesiog pribėgo prie manęs, sako, nežinau, kaip tu tai darai. Žinai, išvažiavo kažkur į kelionę į užsienį, susipažino su vyriškiu irgi pagyvenusiu ir jis jai net dirbti nebeleido. Jis sakė, kad tu esi tokia nuostabi, kad aš noriu, kad tu visą laiką būtum kartu su manim, jis ją vežiojo ten į kelionės ir visą kitą. Žodžiu, jinai gavo tiek laimės per tuos metus, kiek negavo per visą galbūt savo gyvenimą gyvendama su buvusiu vyru. Jo, čia ir vizualizacija irgi veikia, nes žinot, tuo momentu, manau, jinai susikūrė savo kažkokią tą... Jinai visiškai skeptiška. Tame reikalas, kad jinai mokslininkė, psichologė ir jinai žiūrėjo tai taip, kad taip, jinai man pasakė, Lara, taip nebūna. Žinau, aš skeptikam vieną galiu dalyką pasakyti. Aš tikiu kažko ir netikiu, bet patiems skeptikam, jeigu mes paimtumėm dabar ir pasodintume mus 500 metų atgal ir mes pasakytumėm, kad aš pasiėmęs kažkokią tai nedidelę kvadratinę dėžutę, galiu užsisakyti savo, nežinau, fūrą maisto prekių kažkokių iš Kinijos ir man pristatys už savaitės, tai mane patį ant laužo padėtų, turbūt sakytų, kosmosas, šitas bičas iš kosmoso skyriaus. Tai aš manau, kad skeptikai,
turėtų kažkiek bent jau atverti, leisti pasižiūrėti tam tikriem dalykam, nes ir lygiai tos pačios visokios istorijos, kur ten pasigydo žmonės ar panašiai, gal mes tiesiog kažko dar nežinom, žinot, mokytis visą laiką. Mes beveik nieko nežinom. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.